šalia mane stovi nugalėtojų žaidėjas Laurynas. Laurynas, sakyk, finale dalyvaujate ne pirmą kartą ir neprireikė trečią kartą, kad laimėtumėte čempionų titulą. Ar žaisdami irgi tą patį jautėte, kad gali nebebūti trečią kartą? Tiesiog žaidėm savo žaidimą, stengiamės žaisti savo žaidimą. Ačiū Dievui, pataikėm, apsigynėm ir to pasiekoje dabar esam pirmi. Ką jau žinojate prieš varžybas apie varžovą? Kad turi kelius išreikštus lyderius, kuriuos turim stabdyti komandiškai ir žinom, ką jie daro. Gerai, kad pasigynėm ir viskas gerai išėjo. Šiame finalo šešete buvot labiausiai fiziškai stipresni, bet ne vyresni. Ką jūs Anykščiuose vartojate, ko nėra kitose miestuose? Nieko, tiesiog treniruojamės ir viskas. Praeitais metais čempionai nusiskuto galvas. Ar žadate laikytis šios tradicijos? Oi, nežinau, mano plaukai labai gražus, tai nežinau, nelabai noriu tą daryti. Kaip švęsite pergalę? Nežinau. Grįšim į savo miestą ir nežinau, tiesiog susėsim, picos pavalgysim kur nors. Supratau, gerai, siunčiu švęsti pergalę į Rūbinę su komandos draugais. O aš su jumis atsisveikinu iki kitų metų. Neliūdėkite, visą sezoną kartu džiaugiamės, kartu verkėme ir iki pasimatymo.